Sveiki! Leiskite trumpai paaiškinti, kaip čia reikėtų viską padaryti, kad tinkamai nurodytumėte mums savo norimo žemėlapio ribas. Tai padaryti yra labai paprasta ir jeigu sekėte nuorodas, jau turėtumėte atsidurti panašiame puslapyje, kaip dabar matote prieš save. Tai gali būti puslapis tiek lietuvių, tiek anglų kalba, priklauso nuo jūsų pasirinktų nustatymų, nes mes tiesiog naudojame Google My Maps platformą. Jeigu turite Gmailą ar Google paskyrą, tai jau automatiškai jūs prijungs per ją, o jeigu neturite netyčia Google paskyros, tai ją galite pasidaryti nemokamai, susikurti, galimai jūsų prašys kažką čia padaryti, prisiregistruoti. Bet aš tikiu, kad dauguma žmonių jau naudojasi Google paslaugomis, tai jūs lengvai čia ir atsidursite. Pirmas dalykas, kurį padarysime, tai sukursime naują žemėlapį. Va čia kairiai viršui spaudžiame raudoną mygtuką ir sukuriam žemėlapį. Jis klausia, ar galėčiau šitą žemėlapį išsaugoti pas jūs Google Drive. Ir mes sakome, taip, kodėlgi ne. Sukurk, paspaudžiam tą mėlyną mygtuką, kuris yra Create. Ir dabar mes atsiradome tiesiog labai jau panašioje aplinkoje kaip Google Mapsai, tikriausiai atpažįstate. Ir panaudosiu progą paminėti, kad galite bet kurioj pasaulio šaly, bet kur pasaulyje, kur tik norit, ar Islandijoje, ar Grenlandijoje, ar net Amerikoje, Kanadoje, pažymėti galite bet kurią vietą ir mes jums ją galim atspausdinti. Tai mums visiškai nėra skirtumo, kur tai būtų, ar dykumoje, ar džiunglėse. Mes tiesiog, jeigu ten yra kažkokių duomenų toj lokacijai, mes galim juos ištraukti ir padaryti jums reljefinį 3D žemėlapį. Dabar, vardant pavyzdžiui, tiesiog grįžkime į Lietuvą ir pasirinkime Vilnių. Tai jūs galite įrašyti tikslų adresą, čia kairiai viršui, jeigu turite tokį, jeigu ne, tiesiog pasirinkite miestą, kurio norite ir pagalvokite, kokį žemėlapį to miesto norėtumėt, kokios dalies to miesto norėtumėt pasidaryti. Tai va, jis mane atvedė į Vilnių, jis uždėjo tokį čia kažkokį žalią dalyką, kurio aš nenoriu, tai kairėje aš galiu jį greitai ištrinti ir dabar turiu tuščią švarų žemėlapį. Sakykime, kad tiesiog vardan šito pavyzdžio mes padarysime užupio žemėlapį. Ir va čia jau prasideda klausimas, kurį jūs turite nuspręsti, ar norite, sakykime, tik užupio Angelo ir biškį aplink jo esančių restoranų ir namų žemėlapio, ar norite, kad jūsų žemėlapiai būtų visa Vilnelė gal ir net Bernardinų sodai ir viskas aplinkui, o gal norite žemėlapio, kur net iki Neries matosi viskas, užupis bus mažiukas, labai, ten nelabai daug matysis jo, bet matysis visas šitas reljefas su Vilnele, su Nerimi ir viskas, kas aplink. Aišku, Trijų kryžių kalnas, Gedimino bokštas ir katedra galėtų atsidurti. Bet sakykime, kad šito pavyzdžio vardan aš noriu tik tais maždaug tokio kvadrato aplink užupį, kad biškį būtų ir Vilnelės, bet nenoriu eiti toliau iki katedros. Ką man reikia daryti? Man reikia nueiti čia į kairę viršui esantį tokį linijų juostą esančią ir pasirinkti tokią brėžimo liniją įrankį. Jį paspaudus pasirinkite pirmąją opciją, pridėti liniją arba kontrą. Ir jau dabar nieko čia pajudinti negalėsite, jeigu supratot, kad žemėlapį per daug prisiartinot ar atitolino, tai dar galite pakoreguoti, bet jau į kairę į dešinę judėti negalėsit. Jeigu norit dar kartą pajudinti, pasirinkite rankelę, viršui vėlgi kairiai įrankių juostai ir dabar su rankelė galit pajudinti kažką, pažiūrėti. Bet jau kai jau maždaug apsisprendėt, kokį čia kvadratą piešite, tada nusistatome vėl, pasiėmum tą patį įrankį, kur anksčiau. Ir sakykime, kad mano kairinis viršutinis kampas žemėlapio bus kažkur čia ties Pilies gatvė, tai aš dedu tašką čia. Tada dešininis kampas viršutinis bus maždaug ties Bernardinų sodais. Ir visiškai nesvarbu yra padaryti gražų ar tvarkingą kvadratą, mes jau patys tai padarysime, mums tiesiog reikia maždaug plius minus, kad nubraižytumėt mastelį, kurio norėtumėt. Ir aišku, tą mastelį užbaikite ties pradžia, kad gautųsi kvadratas. Dabar užvadinti, tai tiesiog reikėtų užvadinti
jūsų užsakymo numeriu arba niekaip nevadinti. Galite nevadinti iš tiesų. Vienas dalykas, kurį pastebėsiu, tai jums parodo, kokį atstumą jūs pažymėjote. Šiuo atveju mes matom, kad tai yra 2 kvadratiniai kilometrai. Būtent tas tarpas, kurį mes pažymėjome. Ir mūsų asmeninė rekomendacija dažniausiai būna nuo 1 iki 2 kvadratinių kilometrų. Tai yra toks labai gražus mastelis, kai dar matosi ir pastatai, ir reljefas, ir netampa viskas tiesiog skruzdėlyčių tokiu pasauliu. Bet jūs galite daryti, ką norit. Galite žymėti ir daug didesnį plotą, galite žymėti ir daug mažesnį plotą. Tiesiog nuo 1 kvadratinio kilometro iki 2 yra toks auksinis viduriukas mūsų asmeninė nuomonė. Tai va, šitas langelis mums visiškai nerūpi, mes jį galim net uždaryti ir pasižiūrim, kaip mes čia pažymėjome, ar mums patinka. Kažkaip man atrodo, kad pavyko man labiau į kairę pažymėti ir norisi gal biškį daugiau dešinės užupio, tai aš tiesiog paimu tą kvadračiuką, bet kur jo viduje paspaudęs, galiu jį patampyti ir aš maždaug patempsiu jį biškį va čia, kad užupio angelas būtų plius minus per centrą. Nu va, ir sakykime, dabar mes jau esame patenkinti šituo mūsų kvadratu. Jeigu norime kažką dar biškį pajudinti, patampyti, tai galim už tų taškelių kampuose tą kvadratą pagražinti, bet vėlgi pasikartosiu, visiškai nesvarbu, kad kvadratas būtų tobulas, svarbu, kad tiesiog maždaug nurodytumėt, kokio dydžio norėtumėt savo žemėlapį. Ir viskas. Dabar paskutinis žingsnis, einam į kairę viršuje ir spaudžiame bendrinti. Čia yra labai svarbu, kad mes galėtume pamatyti jūsų visą šitą žemėlapį, kurį pasirinkote. Paspaudus bendrinti, pirmiausiai jisai prašys jūsų pavadinti žemėlapį. Tai labai prašytume užvadinti žemėlapį jūsų užsakymo numeriu, kurį gavote elektroniniu paštu. Tai sakykime, čia bet kokį numerį dabar įrašysiu, ir maždaug tai galėtų atrodyti pavadinimas, aprašo tikrai nereikia, tik užsakymo numerį įveskite ir tada spauskite OK. Jums iššoka dar kartą lentelę, bet jau kitokia ir mums labai svarbu va šitą pirmąją eilutę. Matote, yra pilkas toksai rutuliukas, jungtukas toksai, pavadinkime jį. Mes svarbu jį paspausti, kad tas rutuliukas į dešinę pusę nueitų ir dabar jis yra spalvotas. Kai jis yra spalvotas, mes turime nuorodą. Aš biškį dar kartą jį paspausiu ir dabar šitos nuorodos aš nieko su ją daryti negaliu, jinai užblokuota. Bet tik kai yra paspaustas šitas mygtukas ir jis ir tampa spalvotu, nuoroda aktyvuojasi. Tai aš galiu tuomet paspausti šitą dešiniai esančius tokius 2 lapus. Paspaudęs, aš iš karto nukopijavau nuorodą, o šitą nuorodą reikia įvesti į formą, kurią tik ką pildėte, iš kurios atėjote būtent į visą šitą procesą. Tai nukopijuojam nuorodą į tą formą ir viskas, procesas baigtas. Čia šiuo atveju daugiau bendrinti, spausti nereikia, uždaryti ir viskas. Nieko čia nereikia grąžinti šito mygtuko atgal, nes jeigu grąžinsit jį atgal, mes negalėsime peržiūrėti. Paliekam jį spalvotą, nukopijavom nuorodą į tą formą, kurią dabar pildote ir spaudžiame uždaryti. Viskas. Toksai žemėlapis bus jums atspausdintas ir jums daugiau čia nieko daryti nereikia. Nieko saugoti, nieko judinti, nieko čia siuntinėti. Jeigu tą nuorodą sėkmingai nukopijavote formą, jūsų procesas baigtas. Tad viskas. Tikimės, kad šitas procesas buvo ne per daug sudėtingas, kad lengvai pažymėjote jūsų norimą kvadratą žemėlapiai, aprėbėt ribas, atsiuntėt ir linkime pasidžiaugti rezultatu, kuris netrukus jūs pasieks. Iki!